Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Ar esate susidūrę su itin garsiai muziką leidžiančiais kaimynais, jog net norisi bėgti iš namų? Na, tuomet suprasite, kaip jautėsi šios istorijos herojus. Vienintelis skirtumas pabėgti nuo muzikos jam buvo žymiai sunkiau. 58 metų amerikietis Robertas Stevensas buvo nuteistas už apiplėšimą 6,5 metų laisvės atėmimo bausme. Jis pakliuvo į kalėjimo sektorių, kuriame dauguma kalinių buvo juodaodžiai. Tuo tarpu pats Robertas buvo baltaodis. Robertas nieko neturi prieš juodaodžius, tačiau jų taip mėgstama repo muzika jį išvedė iš proto. Kaip vėliau sakė Robertas, repo muzika buvo leidžiama kiaurą parą nepakeliamu garsu. Neapsikentęs garsios muzikos jis perlipo kalėjimo sieną ir iš jo pabėgo. Robertas atsiprašė už savo impulsyvų poelgį ir pridūrė, jog kameros draugai vertė jį pirkti narkotikus. Už pabėgimą iš kalėjimo Robertas buvo nuteistas papildomai 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Teisėjas skyręs bausmę pasakė, jog garsiai grojama muzika ar kiti nepatogumai, kurios patiria kaliniai, yra kaina, kurią turi sumokėti asmuo padaręs nusikaltimą. Ačiū žiūrėjusiems. Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.